Nežinau, kažką sugalvosiu gal. Reikaliukai. Bet apie jį daugiau kituose epizoduose. Gerai. Kalbant apie rūžių šveitimą, yra variantų. Turime štai tokį diskelį. Jisai yra metalo smulkiems, tokiems neryškiai įaugusiems metalo rūdimų. Turime šveispopierės diską ir turime dratinį šepetį. Aišku, dratinis šepetys čia iš vis jisai toksai paviršutiniškom rūdim vos ne. Aišku, gerai spaudus ir giliau įlenda, bet jeigu šitu nusišveičia rūdis, reiškia viskas tvarkoja. Jeigu ne, reikia pjauti ir virint. Taip yra. Šitoj pusėje truputį geriau atrodo slengstis. Arka labai užsiplėtus, nežinau, ką čia su ja daryti. Reikės kosmetiškai pripurkšti, ką daryti. Jausis kaip gausis. Pinigų mes nenorim investuoti daug. Vidinės arkos, kai žiūrėjau, nesupuvę. Čia tik išoriškai. Parūdyja. Bandom nušviesti, matysim, kaip čia atrodys. Kaip čia atrodys viskas. Galingi buferiai jaučiu reiks ir maišys man visai. Tai va, darbelio tai čia įpė. Prieš virinimo darbus šiltas kilimas. Reikia jį išplauti. Turėjom virinimo darbų ir bagažinį. Standartiškai, kaip ir visų, supuva apačia, apatinė dalis. Apatinė dalis čia, aišku, reikia susirpti, likę nuo virinimo visokių šiukšlių. Labai reikia atidžiai viską išsirpti, išvalyti, nes kadangi jeigu liks tos vadinamos dzindros, gaus drėgmės ir vėl pradės iš naujo pūt. Labai lengvai pagaus puvimą. Tai čia irgi tokia vieta, kur iš kėbulo, kaip sakant, iš lauko nesimato. Čia tiesiog užtepsim siūles hermetiku, kaip ir originaliai buvo užtepta. Ir nudažysim iš balionėlio užmaišytų šitos spalvos dažų paviršių tiesiog ir viskas. O iš apačios graviteksu. Taip pat
ta pati vieta yra įsinešus į lauką. Viskas čia sutvarkyta. Aišku, teko griebti raudonos spalvos. Galvosim, ką čia daryti su ta vieta. Labai jau nenoriu išsiplėsti su tais dažymais. Labai nenoriu. O arkelį tai pasigavus rūdį. Pasigavus. Pašveisim, matysim, kiek čia išplitus rūdis. Viskas išaiškės. Aišku, ir prieš tai nusint bamperį. Tai va. Nu kaip, ir buvo įdomu, kas čia bus. Puvimas nėra labai baisus. Kiaurai nesupuvė, parūdėjo. Čia nušveisiu šveis popierį diskeliu ir čia panašiai bus. Išimsiu tą rūdį. Pusėjai. Aišku, reikia mašiną pasikelti ratus nusimti. Čia nieko nebus. Nieko nebus. Tokios žinios. Ką, turėsim priėjimą dabar prie visų arkų. Čia panašiai. Man nudėti tą viską. Nebandom, o dedam. Bandom. Teraz bandom. Na va. Taip, neimam šitą ratą. Dabar turėsim prieėjimą prie visų arkų. Šveisim galinę arką, kraštus. Nesiplėsim į tolimesnės kompiuterio vietas, tiesiog vidų išorę kiek įmanoma pašveisim apačią, toj pusė tą patį padarysim ir viską sutepsim su rišėju, paliksim parai pabūti. Tai va, kimam į darbus.
Praktiškai įsišveitė rūdis, liko labai nedaug, čia tų tokių bandysiu su dratiniu šepečiu, gal paimsiu laikas, tai labai nenoriu šveist, nes prašveisiu visą metalą reiks virinti. Bet faktas, kad neprapuvę. Dabar dar praeinu šiek tiek su šitą užstrigo blemba, kaip ta daina. Užstrigo, kaip ta daina. Šitą su dratiniu šepečiu diskeliu. Tai va šiaip, blemba, kėbulas tai visai neblogas. Palyginus, kiek aš jų čiupinės, tai vidinės arkos neperpuvę. Tik išorinės rūdys. Tikėjosi blogiau. Bet džiaugiuosi taip yra. Būt gerai, aišku, nuimt tą buferį. Bet bus, aišku, varžtai užpuvę. Reikalų bus. Nu, bet gal pabandysiu. Dabar reikia sutvarkyti šitą reikalą pirmiau. Sakiau, dėsim dratinį šepetį. Dratinį šepetį. Su šitą reikia labai atsakė saugot. Na va, prašveitim, ką reikėjo. Dabar sutepsime rūdžių su rišėju. Taip. Naudoju seną gerą buvonolį. Labai geras daiktas. Pasiteisinės tikrai. Aišku, paskui tepsim dar ir kitais tenai. Bet šitas toksai įsiskverbiantis labai. Pavyzdžiui, užsitiškus ant rankos ten savaitę nenusiplauna gal. Žiūrim, ką turim. Ką aš čia sakau, tas buvo mano šešūdas, bet jisai labai geras daiktas. O, iš karto putoja, ne, putukė eina ant rūdžių. Čia jau labai nepamainomas. Paskui tepsim medžiagas, kurios užvakuoja tą rūdį, kaip sakant. Jeigu reikia. Rūdyje kaišioja domkratą gal. Apdaužu ir apsūdyju.
pagrindiniai darbai baigti. Susitiksime. Kita diena, darbai vyksta toliau. Žodžiu taip, yra. Noriu priminti, kad šitas projektas vykdomas ekonominiu būdu, išrankiotos rūdys, išvirinti visi supuvę kampai, žodžiu, virinimo darbai atlikti profesionaliai, jie mums nemaišys vykdyti tolimesnių darbų. Mes juos šitus mazgus sutvarkysim pilnai, bet turime tokių smulkių rūdžių, anarkų, ant slenkščių. Aišku, yra čia tų įlenkimų, visokių ten išblukimų, bet čia į tai nekreipsim dėmesio. Dabar susitvarkom rūdis ir paliekam šitą bemvuką eksploatuoti. Ateityje bus noras, pilnai perdažysime, kad būtų ledas. O dabar turime nuimti sparną, jisai mums maišo prieiti prie gruntavimo. Ir taip pat sparnas yra apačia virinta. Žodžiu, reikia sparno apačią nugruntuoti ir padengti dangą iš kitos pusės. Imamės darbų. Žmogus kažkaip prilietęs. Ką čia turim? Visi varžtai yra surūdyję, normalu. Tveriant dėsime naujus. Sparnai, matau, jau keisti čia buvo. Jau įdėti Taivanių, bet labai seniai turbūt keisti, nes kokybė dar gera. Voilà. Tai žiūrim, ką turim. Biškį pašveitinėsim čia. Ir užtepsime guanoliu kaip visada. Kampas irgi įvirytas, tvarkingai. Viskas gražu. Taip pat yra įvirintas ir dugnas vairuotojo pusės. Apie jį papasakosiu vėliau. O dabar pašveitinėsim. Bля. Turim čia tokį įrankį, kas matė, kas nematė. Toksai va siauras švituoklis, šveitiklis. Labai gerai, kai neina prieit kažkur tais. Ir taškiniam vietom nudrošt. Dabar čia neprieinu aš su birbynė, tai šitą jungiu. Darbų sauga pamiršta.
Na, prasišvietėm dabar, bus galima atsitepti su rišėju. Rūdžių su rišėju, buvanoliu mūsų mėgstamų. Ir, žodžiu, laukiam. Įsisiurbėm garažą. Įsisiurbėm mašinos bagažinę. Pratepsime virintas siūles siūlių hermetiku. Tai va. Kadangi tepsim siūles automobilio bagažinėje, tai ten yra nuo virinimo likę visokių šiukšlių. Tai viską sąžiningai išsišveičiam, išsisiurbiam, kad galėtume darbus vykdyti toliau. Apsisiurbėm, parodau, ką turim. Čia turime gan gerai išsilaikiusį bagažinį skyrių. Atlikome virinimo darbus štai šitoje vietoje. Yra įvirinta dvi detalės, kaip matote. Tai dugnas vienos pusės ir kitos. Šita yra mažesnė detalė, o šita didesnė. Aišku, mes ją virinom tik tai apačią, kadangi šonai sveiki. Tai kam čia bereikalo draskyti viską, jeigu galima tiesiog sudurti toj vietoj, kurioje mums reikia. Tiesiog. Taip pat atlikti darbai yra su šita vieta. Čia irgi visada prapuvo kiaurai. Tai vietai mes irgi turim detalę, bet nusprendėm jos visos nekeisti, tiesiog įvirinti būtent šitą vietą. Dabar lysime į vidų, papasakosiu apie grindis, bet pirmiausiai reikia pasiruošti vietą, kur susidėsim sodinės, sėdynės ir susirast vietą. Kilimas išimtas, išneštas, viskas tvarkoju. Ir apsižiūrėsime, ką čia turime viduj. Aha. Prisukta. Priekis irgi. Eilinį kartą mes sandėlį. Šiandien turiu aš kai ką jums parodyti. Kai ką parodysim. Žodžiu, mes ieškome BMW nuo 8.2 iki 6.7 euruko. Ir mes jį radome. Va. Koks gražuolis. Mes jam atliksim kėbulo darbus. Ieškojame nelabai supuvusio. Kažkiek tai pagautų korozijos.
Aišku, ten standartiškai visų jų supuvę yra kambai. Čia gal nelabai matosi. Tamsoka. Tuoj čia jungsim šviesą. O. Viskas turim. Štai mūsų siaurukas. Atspėkit, koks čia variklis yra. Nu. Iš atstumo nuo arkos ir rato jau beveik galima pasakyti, koks variklis. Atspėsit? Nu, koksai. Sužinosim. Bet dabar truputį vaizdų. Čia taip viskas suspausta, kad sandėlys yra sandėlys. Oras eina. Bet apie jį daugiau kituose epizoduose.